Kaip vertinate žiniasklaidoje ir visuomenėje kilusias diskusijas dėl valstybės tarnautojų atlyginimų? Žinoma, šita diskusija turi tokį ir nemalonų prieskonį, tą mūsų lietuvišką pavydą, o labai įdomu sužinoti, kiek uždirba vienas ar kitas kaimynas, vienas ar kitas įžymesnis žmogus. Tačiau visumoje aš vertinu šitą diskusiją teigiamai. Manau, kad buvo žengtas teisingas žingsnis išviešinant valstybės tarnautojų gaunamus atlyginimus, ne tik valstybės tarnautojų, tačiau ir valstybės įmonių darbuotojų gaunamus atlyginimus. Ir tai, man atrodo, turi padėti mums išsklaidyti mitą, kad žmonės dirbantis valstybės tarnyboje uždirba labai mažai, kad dėl to jie bėga į užsienį arba perina į privatų verslą. Aš manau, kad valstybės tarnyba taip pat išloš, kada jauni žmonės pabaigę universitetus, pamatys, kad iš tikrųjų nėra taip, kad ten labai maži pinigai šitoj valstybės tarnyboje. Mes galėsime priimti į darbą daug naujų gabių specialistų. Ačiū už pokalbį. Sėkmės.